negalvojau, kad aš tave įkalbėsiu. Bagažinė. Paradui vadovausiu aš. Dai. Oi, betono džiunglės. Kur pažiūrėsi, va, degalinė, kebabinė. Kebakas, pizzerija ir koks mentas dar ant kampo stovi. Mūsų chata dabar bus kažkur už Vilniaus. O, tai arčiau miško? Gerai. Nežinau, gali būti. Labai gerai, kaip tik pasnygo, tai dabar ir bebrai, ir rūdras, visi gerą poplaukį įgaus, taip paeis man kailiukų bizniukas. O kam tau tas bizniukas? Kaip tik? Ką aš tau moku? Ai, Lorenci, nu čia kaip hobis, aš anuos pinigus taupau. Oi, tuščia galviuk, kuris viską gadina. Nu ir kam? Jau kokį mociką pirksi? Ne. Britva? Baig, Lorenci, ne mociką, aš tikrą žirgą pirksiu. Matai, tikrą žirgą tu be 4-5 štukų eurų nepaimsi. Gali net ir 6 prireikti. Nu ir kam tau tas arklys? Ne arklys, Lorenci, žirgas. Nu, žirgas. Tai ką, jau jodinėsi? Aišku, jodinėsi. Lorenci, tu nesuprantai, čia ne taip, kad kaip mašina, čia yra laisvė. Supranti? Nu, tu va, gali su mašina per miestą važiuoti, gali plentu, gali keliuku. O su žirgu, tu žinai kaip, tu gali kur akis veda, laukais, miškais, kur tik nori, kiaurai visur varyti. Čia yra, nu, va, ta tikra laisvė. Čia kaip indeico gyvenimas, kaip Vinetu. Skaitei? Aš irgi neskaičiau. Nu, bet žodžiu, čia va, yra laisvė. Gerai, Rimi. Nupirksiu aš tau žirgą. Rimtai? Rimtai. Patiko man tavo svajonė. Žinai, kiti nori Merso, dar kiti vilos, sodybos, o tu žirgo. Ir pirksime mes 2 žirgus. Vienas tau, kitas man. Eik, Lorenci, aš žinau Raseiniuose, kur labai gerus balnus daro, pakinktus, viską. Nu, žodžiu, užsitininguosim savo žirgus kaip reikalas. Bus vieščius, ne žirgai. Gerai. Ir pajusime mes pagaliau, kas yra tikroji laisvė, ne? Nu, kai prasilėksim. O aš kaip? O tau nupirksim grinaveislį, arabų ristūną. Ir Lorenci pavadinsim. Čivo? Nu, tavo garbiai. Galės sėdinė. Čivo? Dar karūną nupirksim. Nenukrintančią. Ir bebrų kailiais apdengsim, kad jau taip jau iki galo prabangiai būtų. Tai davai baig čia fantazuot, gerai? O kodėl? O todėl, kad čia mano tema, supratai? Lorenci, nu, labą dieną. Kai dama mašinoje, niekas nerūko. Ačiū tau labai. Ai, nu gerai, atsiprašau, nepagalvojau. Prašom. Nusipirksi žirką, galėsi nors ir pypkę rūkyti. Nu, nežinau. Man atrodo, žirgai tai šitą smarvės nemėgsta irgi. KPRZ tvojų kaliošas. Kas yra? Man atrodo, turime uodegą. Čia rimtai? Taip, va. Juda lėtai, nelenkia.
bijo prisiartinti. Tuoj mes jiems elementarų padrėzą padarysim. Jeigu jie bus peripalochas, Aura, prisisek diržą ir stipriai laikykis, bus jaukiau. O teisingai, sakau, pistoletą paimam. Tu pasiruošęs, aš... Koją dar persišaus. Šūdas neatsilieka, suka! Bėk, kur matai saulę! Aš tave rasiu! Norint, dabar jau šaudyti! Tai ne, rytdienos palaukė! Nu ką, žiopliai, baigta ekskursija, ne? Rimi, negulėk ant žemės, šalta! Rimi! Rimiau! Tuščiagalviuk, tu tuščiagalviuk! Kuris viską gadina! Bokštas, čia centras. Kaip girdit? Bokštas, čia centras. Kaip girdit? Priimu. Aš jūs gnydas. Visus iš po žemę iškasi, supratote? Kas čia toks kalba? Gyvačių gaudytojas. Aš jūs visus išgaudysiu. Visus, padlos. Atleisk. Neišsaugojau.